Tai sveikos prisijungusios šiandien į šitą laivą. Ačiū, Laura, tau už galimybę čia būti ir pasikalbėti apie tą autentišką veiklą. Smagu, kad jungiasi tiek moterų ir gyvai, ir sveikos tos, kurios vėliau žiūrėsit. Tai, Laura, gal tu pristatysi trumpai temą, ar ne, ir mes pradėsim pokalbį. Sveikos visos ir labas, Justina, tikrai labai smagu, kad skiriat laiko, kad susitikom čia pasikalbėti. Tai tema yra turbūt apie tą drąsą siekti savo svajonių ir drąsą keisti gyvenimą. Aš taip įsivaizduoju, bet gal tu papildysi. Ir apie tai, ko reikia, norint pradėti iš pradžių, norint pakeisti šalį, norint susikurti veiklą. Tiek aš pati keičiau šalis ir veiklas, tiek ir tu. Tai tuo mes ir norim pasidalinti ir labai kviečiam klausti ar komentuoti, ar kažkokių, tai jeigu turit įžvalgų, ar norit, kad kažką daugiau papasakotumėm, tai labai prašom aktyviai dalyvauti ir gal pradėtum, Justina, nuo savo istorijos. Taip, tai gerai, aš papasakosiu trumpai tą savo veiklos istoriją, jau persikrūšius į Bulgariją ir tada tikrai prisijungiu prie Lauros, labai kviečiu klausti, komentuoti savo istorijom irgi dalintis, kad mes būtumėm vienos kitom kuo naudingesnės, įdomesnės. Tai aš į Bulgariją persikrūšiau gyventi prieš, galima sakyti, lygiai 12 metų, nes buvo rugsėjo mėnuo. Bulgarija niekada gyvenime nebuvo mano planuose, svajonių šalyse ar planų čia gyventi, taip susiklostė asmeninis gyvenimas. Dirbdama, gyvendama Anglijoje, sutikau savo partnerį, bulgarą, ir po ilgų skraidimų, kiekvieno grįžimo į savo šalis, mes vis tik nusprendėm, kad mums reikia, jeigu mes liekam kartu, vienos šalies, ir pasirinkom Bulgariją. Ir turbūt ta veiklos galimybė buvo vienas iš gan stiprių man tokių vidinių argumentų sutikti, pabandyti tą vyro šaly pagyventi, nes aš tuo metu jau dirbau Vilniuje žurnaliste, vieno žurnalo redakcijai. Ir mes tuometinėme darbe susitarėm, kad aš kurį laiką pabandysiu padirbti nuotoliu. Tiesiog perskirstėm užduotis, kad nereikėtų gyvai būti. Pasibandžiau, kaip ir pavyko. Tai man labai norėjosi išlaikyti tokį savarankiškumą, stabilumą. Ir tai buvo didelė ta pokyčio baimė, kaip čia bus, visi, atsimenu, klausinėjau, tai jau čia tu pasmylima įvažiuoti čia visam gyvenimui. Ir ten atsimenu, kad man visą vasarą sprogo galva nuo minčių, ar aš čia teisingai renkuosi. Ir nesinorėjau taip visiškai visko palikti, ir šalis, ir namai, ir artimieji, tai bent jau tą veiklą savo pasilikti. Nežinau, kad vis tiek Bulgariją aš užtrukčiau, kol kalbos tuo metu praktiškai nemokėjau, ten minimaliai kažkokios tai buvo frazės pasisveikinimo, tai tikrai žurnaliste niekaip nebūčiau galėjusi dirbti. Bet po metų, tai aš tai pradėjau, tiesiau savo veiklą tuometinėme darbe nuotoliu apie metus laiko, ir paskui jau pajaučiau, kad ją išaugau ir pradėjau freelancinti. Tai iš pradžių irgi tai buvo straipsnių rašymas ir labai siejau visas veiklas toliau su Lietuva. Bet palaipsniui vystėsi temos, tai atsirado psichologija, tau rašau, paskui atsirado komentavimas Lietuvos radijui, paskui pasaulio lietuvis, tos išsigryninau tokias man artimas temas ir man labai norėjosi gyvenant užsienį. Gal ne visai tipiška, labai dažnai žmonės nori įsitvirtinti, susikurti ten karjerą, o man labai norėjosi tą gyvenimą tarp dviejų šalių panaudoti kaip kažkokį išskirtinumą, tiesti tiltus, apjungti tas dvi patirtis ir dvi šalis ir du gyvenimus. Ir ta veikla savo, ir tas finansinimas ir darbas su Lietuva padėjo man tai padaryti. Tai buvo daug žurnalistinio darbo, tekstų rašymo, reklamų. O prieš beveik 3 metus sukūriau ir bendruomenę tarp dviejų šalių, nes pačiai man labai stigo tokios erdvės diskusijom, būtent apie tuos tiek psichologinius iššūkius, tiek motinystės atsiradus vaikam iššūkius, emigracijoje, dvikalbystėje, tapatybėje ir panašiai. Tai susikūriau ir
Ir tikrai labai daug, ne tik, kad pati organizuoja ir tos moteris sako, kad daug gauna tokios bendrystės ir palaikymo, bet ir pati tai bendruomeniai labai labai daug gaunu. Tai čia taip labai dabar trumpai aš tą 12 metų perbėgau, galbūt Laura, ar tu manysi, kur norisi patikslinti, praplėsti, ar gal turit klausimų kažkokių, į ką sukonkretinti, apie ką daugiau papasakoti. Taip, aš turiu klausimą, tai tas nuotolinės veiklas tu jau radai būdama Bulgarijoje, ar kaip tu iš viso ieškojai darbo nuotoliu, kaip tu pradėjai dirbti nuotoliu? Ir ar tai yra, nu, visiškai, kaip ir sakoma, full-time veikla, kur, nu, tikrai padeda visiškai išlaikyti save, ar čia toks daugiau kaip part-time kažkoks dalykas? Bendrai freelancinimas tai yra full-time veikla. Pirmieji metai, na, užtruko gal gerus metus, aš galvoju, taip pasidaryti kaip full-time, nes vis tiek netėjo nuo pirmos dienos ar ne visi klientai, bendradarbiavimai ir panašiai. Bendruomenė yra šalia toks papildomas, bet kiti darbai, tai aš nedirbu Bulgarijoje jokio kito darbo, ar ne full-time, tai yra mano visos dienos darbas. Ir klientus taip, na, darbus, visus pasiūlymus jau sakau, pat pirmieji metai, tai vat, gal man ir padėjo pereiti, kad aš dirbau nuotoliu tam pačiam darbe, kur aš dirbau Vilniuje, vienoje žurnalo redakcijoje ir tiesiog mes tęsėm. O po to, kai išėjau, tai tiesiog labai drąsiai pati ieškojau ir skelbimus dėjau ten visas tuo metu ten Facebooko grupės. Ir per pažįstamus ar pasiskelbiau, kad aš dabar daugiau laiko skirsiu freelancingui. Turėjau kažkokiu ankstesnių patirčių, tarkim, kur keletą straipsnių buvau rašius, tai pasiūliau ar ne, dažniau galbūt reikia. Paskui per lietuvių bendruomenės, per lituanistinės mokyklas, na kažkaip gyvenant čia, aš įsitraukiau ir lietuvių bendruomenės veiklą Bulgarijoje, daugėjo truputį tų pažinčių, bet pradžioje, sakyčiau, kad ir kokioj srity, man atrodo, labai svarbu, nu, drąsiai visų pirma pasakyti, kad tu darai, ką tu darai, kad tu darai. Ir tikrai, ir nemokamai dalį ten tekstų dariau, ir buvo įvairiausių bandymų, atsirinkimų, ar ne, kas tinka, kas nepatinka, su ko pakeliui. Tai tas padėjo išsigryninti, nes tikrai tokių ir rašiau portalams ir aprašymus įvairiausių produktų. Na, tas kelias nebuvo toks greitas ir trumpas, į tai, ką jau dabar esu išsigryninus. Bet tikrai ieškojau, daug dariau, daug bandžiau ir viskas vyko internetu, ir tos paieškos vyko internetu jau nuotoliu. Tai tikrai man atrodo, ypač tai tą pradėjau 2013 išvažiavau, taip, 2014, 2015 gal buvo tokie intensyviausi, tai čia iki visų COVID laikų, kai visi pradėjo dirbti nuotoliu, tai atsimenu, kad dar daug kas stebėdavos ir būdavo tokių pastabų iš artimųjų ar iš draugų net, kad tai normalų darbą tu susirasi kažkada, nes tas darbas iš namų tarsi dažnai skamba kaip mažiau rimta ar mažiau kad ar mažiau laiko tam skiri, ar kad iš to neįmanoma uždirbti, jeigu iš namų, nors visiškai nematau skirtumo, ar tu sėdi ofise prie kompiuterio, jeigu tas darbas nėra gydytojas ar ten, žinai, kažkoks gamyba, tai ar tu sėdi namuose. Iš tikrųjų dabar, man atrodo, man būtų labai sunku dirbti ofise, aš kaip prisimenu redakcijas, kuriuose teko dirbti tose atvirose erdvėse, kur tu ten turi mažą senelę, bet dirba daugybė žmonių vienoje salėje ir ten vienas skambina interviu, kitas rašo. Tai man atrodo, kad man visiškai pripratus dirbti namie nebepavyktų susikaupti net tokiam šurmuly. Aha, dar man būtų įdomu paklausti, kiek maždaug laiko reikia skirti ieškojimui, jeigu taip apibūdintum, nes visą laiką, aišku, kol atsiranda tie kažkokie ilgalaikiai projektai, sakai, labai daug darai nemokamai, ar ten dar kažkokių dalykų, kurie gal net nešia pajamų. Tai galbūt kiek tai užtrunka ir apskritai, nežinau, kiek laiko ten dienoje reikia skirti ieškojimui, ar po to jau, kai jau susirandi nuolatinius klientus, jau nebereikia visai nieko ieškoti, jau tokį tašką galima pasiekti. Kaip visą tą procesą apibūdintum, paieškų būtent. Tai šiuo metu tikrai esu etape, kai naujų
darbų taip neieškau, kažkaip sąmoningai neskiriu tam savo dienotvarkį, nes per tas daugiau negu 10 metų tai tikrai jau susiklostė tam tikri ilgalaikės partnerystės, nuolatinės partnerystės, grįžta žmonės, na, kažkokie kartais savaime atsiranda nauji projektai, bet na, taip, nesu paskyrusi tam tokio konkretaus laiko. Bet aš galiu sakyti, kad pirmus metus, gal net ir dviejus, tai pirmus metus tai tikrai tam skiriau daug laiko, nes labai buvo daug, tu ieškai ir tu susirandi kažkokį pavienį, ten užsakymą, kažkam ten kažką tai parašai ar ne, paskui kitų žmonių ieškai, paskui galbūt kažkas, tai kol va tie žmonės, kuriem galbūt ir reikės vėl tavo paslaugų, bet jie gal po metų grįž, jiem, tarkim, toks poreikis yra, tai kol tas ratas susisuko, tikrai keletas metų, sakyčiau, praėjo turbūt, jau, kad tu nuolat turi darbų ir tų pertraukų praktiškai nėra, arba jau jos pas mane su motinystė buvo sąmoningos tam tikros, ar ne pertraukos, kai aš nuo veiklų buvau šiek tiek atsitraukusi. Tai pradžioj manau, kad aš neturiu kažkokios formulės, čia gal ir nuo veiklos priklauso, ir kokie turbūt labai labai verta taip nusimatyti laiką, gal net ar vieną dieną savaitę, ar ten valandą dienoje, ar kažkaip, ar ne, kai tu reklamuoji save grupėse. Net kad reklamuoji, labai verta, man atrodo, irgi įsitraukti. Dabar tikrai daugėja, kaip ir autentiška veikla, viena iš tų grupių, ir yra daugiau pagal sritį ten veiklos, pagal veiklių moterų, verslių moterų. Tai man atrodo, va, tos moteriškos bendrystės irgi labai padeda ir įsikvėpti veikloje, ir kažkaip pamatyti kitus pavyzdžius, kur stringa, ką tu gali, kiek tu negali, ir kartu susirasti ir naujų klientų per tą ryšį, ne tik paslaugą, bet ir save labiau atskleidžiant. Tada kažkaip tos partnerystės, darbas kartu tampa įdomesnis, tikresnis, toksai tikslingesnis ir prasmingesnis, ir mažiau tokių tada pavienių pasimėtimų, su kuo ne visai pakeliui. Tai tavo galbūt čia apibendrinant, toks patarimas būtų būti kuo labiau matoma įvairiose vietose, tiesiog ar ten tiesiog parašyti, ar grupėse būti matomai pradžioje, jeigu dar nėra tos kažkokios reputacijos ar nėra tų klientų, bet nesėdėti, nelaukti, nes kartais galbūt kai kurie žmonės galvoja, kad ten, nežinau, įdėjo vieną postą ir niekas nesikreipė ir čia Tai gali ir nesikreipti, ir dažniausiai reiškia, čia neverta, ir čia labai sunku, tai tokio galbūt atkaklumo, nes tu sakai, metai ar du kažkur užtruko, kol va, tą viską pasistatai, po to turbūt ir rekomendacijos ateina, tai tada jau gaunasi toks užsuktas ratas, nes taip, jau kartais paskui tenka ir atsisakyti jau kažko, nes kitiems rekomenduoja. Bet tas jo statymo periodas, tai tikrai turbūt yra su daug jausmų ir to netikrumo, ir neaišku, ar čia verta, ar čia bus. Gal pasidalintum, nežinau, ar buvo kažkokių abejonių ir kas privertė nepasiduoti ir tiesiog eiti iš tų kelių, nesusirasti galbūt to normalaus darbo. Tai abejonių buvo, nes darbas savo vis tiek jisai yra, net jau kai tu turi kažkokius ilgalaikius projektus, vis tiek yra jame daug nestabilumo, yra, na, ir tu negauni algos, ar ne, ten konkrečią mėnesio dieną, vis tiek ir pajamos svyruoja, ir krūvis svyruoja. Bet tai kartais tikrai buvo pamastymų, kad o gal kažkur susirasti ir dalį stabiliai, ar net ten pusę dienos ar kažkur, tai kartais netgi ne tiek finansai komandos net pritrūksta, irgi tas darbas savo, tame daug yra vienišumo, tu tariesi su savim, tai esu turėjus kelias mentorystės, tos pačios, va čia bendruomenės labai naudingas, man atrodo, dalykas, nes tu iš tų klaidų dažniausiai vis tiek savo mąstyme sunku, labai svarbu tas žvilgsnis į šoną, nes tu dažniausiai tame pačiame užstringi, nes, kaip pasakyti, kartoji kažkokius tai paternus. Bet man kas padėjo nepasiduoti, mano didelė vertybė, viena svarbiausia yra laisvė, man labai patinka ta laisvė rinktis, su kuo dirbti, apie ką rašyti, ar ne, ką veikti, su kuo veikti.
ypač šeimai padidėjus tą laisvę laiką savo planuoti, ar dieną dirbsiu, ar naktį, ar nu, naktį jau stengiuosi, tą išaugau, nebedirbti, bet tiesiog irgi pasiskirstyti tas dienas, stumdyti savo laiką ir man labai ir iš tos gyvenimo užsienio emigracijų patirties, tai man taip pat labai svarbu galėti dirbti iš bet kur, kad aš, tarkim, vasarą galiu mėnesį ar du su vaikais praleisti Lietuvoje ir nu, neturiu imti atostogų, ir aš galiu galbūt mažesnė apimtim, bet irgi dirbti, tęsti tas savo veiklas, tai irgi labai svarbu, va, ypač ir kelionėm kitom ir su Lietuva ryšį palaikant, nes aš nelabai įsivaizduoju, jeigu mes turėčiau 20 dienų atostogų ir norėčiau ir kažkur kitur išvažiuoti ir čia, ir dar, nu, tai ten liktų kas 5 savaitę. Tai vat, ta galimybė dirbti ten, kur yra internetas ir kompiuteris labai, labai man irgi svarbi. Ir kažkaip labiau visada orientavausi, jeigu sunkesnis etapas, tai nu, vis tiek tame darbe savo, nu, ką aš galiu pakeisti, galbūt šiek tiek krypti, taip galbūt naują kažkokį projektą, svarbu drąsiai, kol rašiau ten kokiam nors psichologijai tau, taip ir pati, nu, pasisiūliau, turiu temą, ar ne, ar būtų įdomu, tai tikrai, man atrodo, bet kokiai srity, kaip tu paminėjai, patarimas būtų, kad visur matomai, tai man atrodo ne tiek, kad visur plačiai, bet labai priklauso nuo tos turbūt veiklos srities, pagalvoti, nu kur ta mano tikslinė auditorija, nu, tai kam ten mano tekstų gali reikėti, ar ne, kitam galbūt kas ten, kam dizaino, ar kam auklių, mačiau Ievą prisijungus ir auklių agentūros, ar ne, kam dar kažko, tai, nu, va, tai tada į tas grupės irgi orientuotis, kur žmonės, nu, kur žmonėm aktuali ta sritis, kur aš galiu padėti. Ne tai, kad nes gali gerai daug kas žinoti, kad Justina yra žurnalistė, rašo tekstus, bet jeigu žmogui nereikia tokių paslaugų, tai tada nebus tos naudos tiek daug. Dabar galbūt daugiau, net kad iššūkių, to matomumo irgi ir augimo etape su tarp dviejų šalių bendruomenė. Tai čia kartais, tu labai gerai paminėjai, kartais atrodo, kad ten ir socialiniuose tinkluose, kai tu tuo užsiemi kiekvieną dieną, tai atrodo, kad tai jau visi žino ir matė ir dabar tai, jeigu čia kažkokį seminarą ar kažkokį mūsų susitikimą ar ne, ir ten palaikom, kuo nesijungia, nu, tai gal čia netaip ir įdomu ir tada galvoju, bet tai yra galybė moterų ir kartais ir parašo, o kaip įdomu, norėčiau, čia pirmą kartą pamatau po 3 metų, ar ne, nu, tai tikrai niekada nėra taip, kad visi apie mus žino ir kad ir nieko nėra savaime suprantama, tai tikrai apie tas savo veiklas ir verslus ir kažkokius tai širdies veiklas ir papildomas, tai reikia, man atrodo, kalbėti ir tada tik tai tada ir žmonės gali atsirinkti, pamatyti, suprasti, ar čia jam rezonuoja ar nerezonuoja. Jo, tikrai, nes dažnai žmonės bijo būti per daug ir jam atrodo, kad tarsi jie čia per daug gal siūlosi, per daug lenda į akis arba neturi laiko. Tai va, aš irgi dažnai, kai konsultuoju žmonės, kai darom kažkokias strateginės sesijas, tai aš kartais, nu, aš tikrai ieškau žmonių, kurie yra, nu, norintys skirti tam laiko ir norintys, nu, pasiekti kažkokį rezultatą, nes kartais, kai turim skambutį, prieš pradėdami dirbti kartu, žmonės iš karto sako, aš neturiu laiko, aš jau čia turiu kitą darbą, ar aš čia turiu vat, kažkokią tai jau kitą veiklą, bet kaip ir norėčiau daryti galbūt kažkokią papildomą veiklą, bet nežinau, kada čia skirti laiko. Tai va čia toks irgi yra nusiteikimas, kad nu, reikia skirti tam laiko, tiesiog paimti, pasižymėti kalendoriuje, kad vat čia tada ir tada tai veiklai, ar tam projektui, ar tai savo idėjai aš skirsiu laiko, nes jeigu nepradėsim nuo to žingsnio, tai to laiko niekada neatsiras, visą laiką bus kitų svarbesnių dalykų, kažkokie prioritetai, tai mes turim pasidaryti to laiko ir turim turėti motivacijos, kodėl mes norim pasidaryti to laiko, nes jeigu nerandam motivacijos, kad pasidaryti to laiko, tai galbūt tai ir nėra taip svarbu, o tam, kas svarbu, tai mes visą laiką rasim laiko. Tai vat labai dažnai pastebi, žmonės turi tą tokį vidinį sabotažą, kad kaip ir noriu, bet kaip ir nėra laiko ir tada toks pasiteisinimas, nes vis nėra laiko. Tai vat vienas iš dalykų, kai aš pradėjau savo veiklą, irgi atsimenu, turėjau mentorę ir jinai man taip ir pasakė, turi savo veiklai rasti laiko, ne tik klientam kažką daryti, ne tik kitiem darbam, bet jeigu tau reikia, pavyzdžiui, man ten reikėjo pasidaryti aprašymą,
ar pasigalvot kainodarą, ar pasigalvot kažkokius dalykus, nu, kuriuos turi įdėti į kalendorių lygiai taip pat, kaip įsidedi į kalendorių kažkokias kitas užduotis, o ne kažkur ten turėti, gal kai bus laiko kada nors, ten kažką kada nors ir tas kada nors niekada neateina. Tai gal tu pasidalintum, kaip tu planuoji, galbūt irgi kažkokių turi patarimų dėl planavimo būtent, ar kas vat padeda turėti to laiko. Ai, mano planus nuolat greuna vaikai. Ir Taip, tas šiandien irgi yra mano sesuo normalu. dirba, tai taip, aš turiu du, na, dar pakankamai mažus vaikus, 6 metų ir beveik 3, tai va tas etapas 6 metų iš tų 12 tikrai yra daug sudėtingesnis laiko prasme, lyginant su prieš tai. Ir, bet ką noriu patarti, turbūt, ką pati išsigryninau, nes tikrai čia tų laiko planavimo krizių buvo ir kartais atrodo, net gal iš viso čia reikia didelę pertrauką daryti, nes aš nu, nespėju ir ten ir vėl susiplanavau ir vėl ten koks vaikas susirgo ar kažkas atsitiko. Tai kad visada svarbu nuoseklumas negu kiekis, nu, ir išgyvenam skirtingus etapus. Galbūt kažkas turi ar ne viso ten pilnos dienos darbą kitur ir nori pradėti savo veiklą. Nu tai taip, tai neskirs 8 valandų ir tam, galbūt ten po valandą per dieną pradžiai, ar ten savaitgalio rytą ar kažkas. Ir kuo dabar džiaugiuosi žiūrėdama atgal, tarkim, tarp dviejų šalių gimė, kaip man besilaukiant antrojo sūnaus ir kaip tik beveik kartu su mano mažuoju. Ir tikrai buvo sunkus metai, bet aš labai džiaugiuosi, kad tada tu įsivertini, kiek to laiko turi. Galbūt tikrai buvo etapų, kai aš susimažinau tuos tikslus tame etape, bet visada turėjau tikslą išlaikyti ir tada kažkokiam, tarkim, keliam mėnesiam turėjau planą minimum, kad išlaikau, mes darom susitikimus, gal dabar neskiriu ten jokiai plėtrai laiko ar kažkam. Ir tam, man atrodo, visada labai svarbu, kad netgi pusvalandis per dieną yra geriau negu nieko ir tu gali toli nueiti, nenorėti, nes dažnai būna žmonės, kad laukia kažkokio stebuklingo laiko, kai jie bus pasiruošę, kai visos aplinkybės susidėlios tinkamai, kai viskas bus patogu, tai taip turbūt niekada nebūna. Taip su planavimu problemų turiu, bet išsikeliu visada prioritetus, mėnesio, savaitės, tokius turiu must, ką būtina padaryti, ką būtų gerai ir stengiuosi, su kuo labai dirbu savo galvoje čia, kad nespėti, nebandyti gyvendinti visų idėjų čia ir dabar, nes aš esu tas toks kūrybiškas, chaotiškas žmogus, man struktūra ir planavimas truputį sudėtingiau, nes man kilo idėja, aš susipažinau, tai aš noriu iš karto ir daryti, bet mokausi to irgi pailiui, kad turėti planus, turėti tikslus ir tas idėjas tiesiog ir turėti dar idėjų failą, idėjų užrašinę, kur kažkada tai daryti, nesijimti visko, tai man atrodo, tas padeda išgyventi ir kaip ir atlikti darbus ir laikytis ar nesusitarimų, tai tas prioritizavimas darbų ir pagalbos irgi prašymas, nes kartais mes tas aplinkybės darbui irgi turim susikurti, nes ar mes turim kitą darbą, ar mes ten turim vaikų, ar kažkokių tai artimųjų, ar keliaujam, ar namus statom, skirtingos aplinkybės esam, bet mes turim nusimatyti, čia susitarti tada šeimoje, ar ten pagalba su, nežinau, buitie. Turbūt labai svarbu naują veiklą pradedant, arba norint plėsti, ar nedaugiau laiko skirti, atsakyti savo klausimą, ką aš galiu dėl to, nežinau, ar tinkamas žodis paaukoti, bet kažkam tada turiu pasakyti ne tuo metu, ar ne, ar kelioniam, ar ten kinui, ar serialam vakarais, ar nežinau, ar ten buity gal pagalbos susirasti ir tą laiką geriau skirti savo kažkokiai veiklai. Tai tikrai visi turim 24 valandas, jų neatsiras daugiau, tai pasižiūrėti, jeigu ta dienotvarkė pilna, ką galima išimti, kas mums šiuo metu mažiau teikia vertės, džiaugsmo, nežinau, prasmės ir kur įdėti. Taip, ir kitas, aš manau, dar irgi svarbus dalykas yra tas vadinama galbūt mūsų genijaus zona, ar tas, kur mes esam geriausi ir galbūt nereikia stengtis viską padaryti geriausiai pačiam, bet rasti tą pagalbą, vat,
kur jinai būtų naudingiausia ir tiesiog fokusuotis į tą, ką mes galim daryti geriausiai, kad jeigu, pavyzdžiui, Justina rašo tekstus ir tai yra jos stiprybė, tai tas ir yra fokusas, o nereikia ten daryti dar milijono kitų darbų ir tiesiog pagalvoti, kaip galima paskirstyti irgi tą laiką ir galbūt kažkas gali padėti, galbūt kažkur tenais galima irgi sutaupyti. Kitas dar klausimas, norėjau paklausti, vat, koks tavo yra santykis su socialiniais tinklais, nes tu turbūt irgi nuo nulio kūrei tą tarp dviejų šalių, visus socialinius tinklus. Ir kokios buvo tavo pamokos, kokia kelionė būtent su buvimu socialiniuose tinkluose, gal pasidalintum? Tai taip, tarp dviejų šalių net ir prasidėjo nuo socialinių tinklų. Nu, mano pirmas žingsnis, aš kaip ir sugalvojau idėją, aišku, jinai kažkiek keitėsi. Ir aš galvoju, na, aš pradėsiu nuo socialinių tinklų, čia man bus toks net ir pasitikrinimas, ar kažkam tai iš vis įdomu ta tema, ar, nu, ar kažko, kad sulaukiu atsiliepimų. Tai aš tiesiog pradėjau, sukūriau paskyrą Instagrame, po kiek laiko gal ir Facebook'e, bet jos ten gana, nu, kaip dubliuojasi tas pats turinys praktiškai. Ir pradėjau dalintis tokias asmeniniam įžvalgom, iššūkiais, emociniais gyvenant emigracijoje, virsmais, ką aš pastebiu, ką aš apie save atrandu, stebėdama, būdama kitoje kultūroje. Ir tikrai gana, na, greitai sulaukiu tose socialiniuose tinkluose ir žinučių, ir atsiliepimų, kad, o, kokia įdomi tema, o, man irgi ten taip, tos emigrantas. Tada mes pati pradėjau gal daugiau sekti emigrančius, su Pasaulio mamom tokia platforma, atsimenu, pradėjom irgi kažkaip bendrauti, bendradarbiauti. Tai man tas pasibandymas būti socialiniuose tinkluose parodė, kad ta tema yra įdomi, kad tai yra tam tikra, ne visai gal niša, bet, nu, nes apie emigraciją tai buvo arba bendruomenių puslapį ir ten nuorodos, kur švęsti vasario 16 ar ten kovo 11 lituanistinių mokyklų kažkokie tinklai ir arba tiesiog jau pavienės ar ne emigrantų istorijos, arba praktiniai patarimai, kaip įsidarbinti, kaip ten dokumentus, kokius nors užpildyti vizas, nežinau, tokių dar yra į tam tikras šalis. Tai man labai trūko tų motinystės temų ir tokios tapatybės emocinių iššūkių emigracijai. Ir kažkaip labai palaipsniui tada aš galvoju, kad, nu, va, tai tas moteris kažkaip reikia sujungti ir gimė ta Contribui bendruomenė, kad mes ten susitinkam kiekvieną mėnesį pasišnekėti, turim tokius palaikymo klubus, kur be temos, turim knygų klubus ir turim visada 2 susitikimus su skirtingais specialistais, bet irgi dažniausiai vienas būna psichologas, terapeutė, dailės terapija, klausimų atsakymo, kitos pedagogės, lingvistės jau su vaikų kalba, dvikalbystė, kas patiria. Ir visada matau, kad moterim, nu, tas išsikalbėjimas, netgi tie palaikymo, tu gali geriausią specialistą pakviesti, bet tie klausimų atsakymų dalis po, arba iš viso tie palaikymo klubai, kur neturim temos, nu, tiesiog toks neformalus pasišnekėjimas, kad jie šilčiausi yra, jie labiausiai vertina moteris, nes tikrai labai, labai čia, man atrodo, tiek veikloje, vat, solo, tiek emigracijoje yra daug vienišumo, ir net jeigu tu apsuptas žmonių, yra labai daug temų, kur, nu, nesupranta nei vietiniai, nei jau Lietuvoje likę žmonės, tokia ta tarpinė zona tarsi. Tai vien kartais pasikalbėjimas ir supratimas, kad ir kitos išgyvena, ar seniau išgyveno, ar ėjo per tą etapą, ir kad tu nesi viena su kažkokiam savo mintim ir iššūkiais, jau palengvina, arba kartais padeda netgi, moteris prisipažįsta, įsivardinti, kartais net kažkaip nepavyksta atrasti, kas man negerai, kažkaip lyg ir viskas išoriškai gerai, ten toj šaly, bet, nu, kažko tai ne visai gerai jaučiuosi, ne visai savimi, ne iki galo gal sava. Ir kartais to kitų žmonių patirtis padeda įsivardinti savo jausmus ir priimti, ir tada jau nuo to atsispiriant ant žiūrėti, kur keliauti toliau. Mhm. Tai tas socialiniai tinklai, nu, padeda ir skleisti žinią apie savo veiklą, padeda kažkaip jausti tokį gal pulsą, bet kartais ir temų, ar ne, kas žmonėm Tu aktualu. žinojai, ką ten dėti, kaip ten kurti, kaip tu iš viso kuri tas savo socialinį tinklą? Tai pradžioj tai visiškai toksai buvo gal daug emocijos ir na, tiesiog kaip man atrodo, ar ne, taip pavadinsi.
Paskui, na, žiūrėjau keletą seminarų, patarimus, ten kažkokius bandžiau taikyti ir ne apie tą socialinių tinklų kūrimą. Vat iš grupių, dirbom su mentore, tai man truputį gal padėjo strategiją susidėlioti, bet aš vis tiek negaliu, nei man, pavyzdžiui, nelabai pavyksta ten į priekį turinio prisikurti ar ne, ir ten užsistatyti. Aš vis tiek toksai emocijos žmogus ir man reikia kas dabar, bet jau dabar bandau šiek tiek labiau vis tiek dėlioti pagal tai, tarkim, tarp dviejų šalių, na, kas bus, koks bus kad nu, neišmėtytų tų žinučių, kad jeigu mes ten kažkokią temą seminarą darom, tai apie tai daugiau papasakoti ir savo, nu, ten tada patirtį, ir savo galbūt bendruomenės moterų patirtį, ir klausimus atsakymus, ir pakalbinti, ir įtraukti moteris, ir ne, nu, kad tokiais etapais. Kažkurio mėnesį daugiau dvikalbystai, kažkurį va dabar tai solo veiklai, kaip mes galim dirbti iš skirtingų šalių ir tada keliauti ir išnaudotas galimybės, nu, mažiau mėtytis, kad nebūtų vieną dieną apie lituanistinę mokyklą, kitą apie veiklą savo, trečią ten apie santykius mišrioje šeimoje, nes nu, truputį pasimeta apie ką, bet kartu labai stengiuosi kad tai vis tiek nebūtų kažkoks toks verslo profilis, nu tai yra veiklos ar ne bendruomenės profilis, bet per save, per savo asmenybę, per savo patirtis, nuo to atsispirti ir dalintis. Man atrodo, kad žmonės jungiasi tiek į bendruomenę, tiek galbūt ir ten dėl teksto rašymų, dėl mentoriavimo, ar ne dėl konsultavimo, dėl nežinau, aš net, nu, pas manikiuristę ir kirpėjai, nu, kur man patinka dar ir pašnekėti, ar ne, aš gali puikiausiai daryti, bet jeigu man valandą bus nejauku sėdėti ten toj kėdėje, tai greičiausiai, kad negrįši. Tai man atrodo, kad vis tiek mes perkam ir kažkokį tai ryšį, ir kai mums žmogus rezonuoja jo vertybės, ar ne, tai tada mums ir norisi ar įsijungti į tą veiklą, ar kažką tai pakomentuoti. Tai man atrodo, kad kažkaip tarsi iš lėto labai tas augimas vyksta, bet kad ateina moteris pritraukia, nu, tom, kuriom kažkaip irgi rezonuoja tos panašios temos, kuriom artima yra, kuriom kartais skiriasi, bet kurios linkusios diskutuoti, filosofuoti. Tai, žodžiu, nežinau, ar aš esu čia geriausias, kaip pasakyti, pavyzdys tų socialinių tinklų, nesu aš ten jų kažkaip tai labai užauginus, bet tikrai kartais man atrodo svarbu ne ten 100 000 ar 10 000, bet ta bendruomenė, kur maža, bet kuri yra įsitraukyti, kuriai tikrai aktualu, kuri net pasiekia, net būna kartais atseka, dabar žiūriu, galvoti, gal aš kažkur suklydau, ar ne, bet kartais pagalvoti, žmogus pabandė, gal jam pamatė ne visai tos temos, ar ne, rezonuoja, nėra taip aktualu, nu, tai ir gerai, nereikia, kad būtų tiesiog dėl skaičiuko ten kažkokio. Tai. Tai dėl to atsekimų tai tikrai reikia mažiausiai jaudintis ir aš manau tikrai labai svarbu, kad yra, nu, tokia tema, bet labai specifinė tema. Ir tada ir ta bendruomenė tokia labiau įsitraukus, nes jie ateina pagal tą specifinę temą ir tokia tikrai geriau mažesnė ta bendruomenė negu kad didelė apie bele ką ir po to, nu, jeigu norisi ar kažką pasiūlyti, ar kažkokį ten įsmokamą produktą, po to paaiškėja, kad jis niekam neaktualus, negu kai yra įsitraukusi bendruomenė su tais pačiais poreikiais, su vertybėm ir tada, nu, toksai apsijungimas gaunasi didesnis. Aš galvoju, gal po truputį jau galim eiti link pabaigos, nesinori kažkaip daryti labai ilgą laivą, todėl jeigu kažkas turit klausimų, tai labai kviečiam paklausti ir parašyti komentarą, jeigu turit klausimų mums ir Justinai, o mes su Justina planuojam daryti webinarą spalio 14, būtent apie online veiklos galimybės ir kaip čia ir šnekėjom, yra tų galimybių tikrai online nemažai ir per tą webinarą mes darysim praktiškai, kad kiekviena galės išsigryninti pagal savo sritį, pagal savo talentus, pagal savo norus ir tada pabrainstorminsim, kokios galėtų būti tos online galimybės, ką galima padaryti, ką galima nuveikti, kokie gali būti produktai, galbūt išsigryninti net ir truputėlį, kaip save pristatyti. Ir aš pasidalinsiu savo pačios patirtim, nes aš irgi freelancinu ne vienus metus.
Tai tokia irgi yra kelionė, tik tai šiandien daviau eterį Justinai, o ten per tą webinarą galbūt bus daugiau eteris man ir mano pasidalinimam. Tai va, tai labai kviečiam prisijungti. Gal dar nuo savęs kažką pridėtum? Matau, kad Ieva įsijungia mikrofoną, gal nori kažko tai paklausti ar pasidalinti. Jo, tai norėčiau paklausti, vis tiek ir mano, ir jūsų veikla yra susijusi su lietuvių kalba gana stipriai. Taip. Ar jau atsirado kažkokių galimybių, kurios būtent nelietuviškai yra susijusios? Arba, tarkim, kurios yra tarptautinės ir ką aš turiu omeny, jeigu kažkas tai, tarkim, yra krizės Lietuvoje, kažkas yra sunkaus Lietuvoje, ar jūs dabar išgyventumėte pasauliniam kontekste, ar vis dėlto su Lietuva viskas dar yra susiję, surišta ir panašiai? Tai mano darbai, tekstų rašymai, tai daugiausiai yra Lietuvoje, yra žurnalai, portalai, radijas, yra pasaulio lietuvių projektai, taip lietuviškai, turiu kartais vertimų, bet vis tiek dažniausiai yra anglų kalba, tai yra su lietuvių kalba susiję. Bendruomenė tarp dviejų šalių, tai yra jau irgi lietuvės, bet tai yra po visą pasaulį, ne Lietuvoje. Tai Bulgarijoje veiklų neturiu tiesiogiai ir nevykdau. Tai šiuo metu mano visos veiklos su Lietuva ir su lietuviais pasaulyje, gal taip galėčiau pasakyti, su lietuvių bendruomenių projektais, su lituanistinė mokyklom. Bet niekada, Bulgarijoje, tarkim, aš ir neieškojau darbo, čia ar žurnalistinio, ar esu dirbus pizzerijoje čia pirmais metais trumpai, bet labiau dėl kalbos praktikos. Tai kažkaip pasirinkau, dar kartais pagau, nes, kaip sakau, ta laisvė labai svarbi ir nelabai noriu čia prisirišti. Tai šiame etape neatsirado galimybių, bet nedėjau tam ir pastangų, jeigu taip atvirai. Aš iš savo pusės noriu pasidalinti, tai mano fokusas ir buvo labai specifinis apie Lietuvą, nes aš iš pradžių galvojau, ar čia Lietuva, ar užsienis, ar čia visur reikia kreiptis visose platformose būti, nes aš dirbu su brandais, ten su komunikacija, su marketingu, bet tų projektų iš užsienio vis tiek ateidavo, net jeigu ir Lietuvoje ten būna, kur dirba su užsieniu žmonės arba irgi užsienio lietuviai. Tai tokių vis tiek man atsiranda tų užsienio galimybių, nors ir mano fokusas yra į Lietuvą. Bet aš galvoju, jeigu aš kreipčiau fokusą į kažkokią kitą šalį, ar ten būčiau, nežinau, tarkim, Amerikoje, tai aš žiūrėčiau, ką galima nuveikti Amerikoje ir ten ieškočiau tenais galimybių kažkokių tai ar online, ar ne online, bet mano tiesiog šiuo metu buvo pasirinkimas dirbti online ir kažkaip, kadangi Lietuvoje jau tas atsirado kaip asmeninis prekės ženklas mano ir tas žinomumas ir tie žmonės patys ateidavo, tai irgi nebuvo tokio poreikio, kad ieškoti būtinai užsienyje ar toje kitoje šalyje kažko tai. Bet aš manau visą laiką tų galimybių online tai yra visur, tik tai, jeigu jau yra kažkas pastatyta Lietuvoje, tai tada užsienį vėl iš naujo statyti, tai vėl bus tas pats laiko periodas, vėl užtruks laiko, vėl reikės ieškoti naujų ryšių. Tai tiesiog ir gali būti net irgi truputėlį sunkiau, nes yra visai kitokia šalis, visai kitokia kultūra ir toks, užtrunka laiko, bet aš manau, lygiai tokios pačios galimybės gali būti ir užsienį, tik priklauso nuo atkaklumo. Tai va, man tokia nuomonė. Man tas gyvenimas Bulgarijoje kaip tik aš turbūt sąmoningai labai ir ieškojau per veiklą tiltų su Lietuva, kad aš tarsi nekivaizdžiai ir tą kalbą išsaugoti ir tą ryšį su Lietuva ir lietuviais kitose šalyse. Tai toksai, o tada visa buitis ir tokia kasdienybė yra Bulgarijoje. Tai toks ne visai gal tipinis gyvenimo kitoje šalyje pasirinkimas, bet aišku, kad tą savo patirtį jau man atrodo, kad ir ten angliškai rašant, tarkim, tai nebūtų pradžia nuo nulio, tai skiriasi kalba, bet jau turi ką parodyti ar ne, ir kaip pristatyti ilgametę patirtį, tai manau, kad užtruktų šiek tiek trumpiau negu visai nuo pradžių, bet aišku, kad reikėtų to networkingo ir rinkos tyrimo ir pasisiūlyti taip pat, bet šiuo metu apie tai nelabai galvoju. Ar yra dar klausimų ar pasidalinimų, ar visos, man tai dar smalsu, ar visos, kur jungiasi iš Lietuvos jungiatės, ar yra
dar emigrančių gal irgi, kurios nori išvažiuoti ar gyvena kažkur tai kitur, nors tas darbas online, tai čia net ir ką su Laura šnekėjom, kad iš tikrųjų aktualu visiems, nes norisi gal ir Lietuvoje dirbti iš sodybos, dirbti iš pajūrio, daugiau keliauti, tai čia tikrai Ir tikrai yra daugiau galimybių, negu žmonės įsivaizduoja, jie tiesiog gal net nesugalvoja, nuo ko gali pradėti, bet online tai yra tikrai, nu, tik kūrybingumo reikia, ką galima veikti online iš tikrųjų. Tai jeigu nėra daugiau klausimų ar ne, šiandien tada šitą tą laivą baigsim, kviečiam tikrai, kam aktualu, kas nori va, taip praktiškai padirbėti ir ten jau webinarą ves Laura, kaip minėjau, aš šiandien tą savo istoriją pristačiau, tai ten tiesiog galbūt į brainstormą tik įsijungsiu ar ne, pasidalinsiu iš šalies minčių, bet Laura visą tą programą webinaro dėlioja. O kas, jeigu žiūrėsit įrašą, kas užsienį gyvenat ir kam surezonavo tos vat, pašnekesiai, klausimai, atsakymai su psichologais ar vaikų dvikalbystės klausimai, tai tikrai kviečiu į tarp 2 šalių bendruomenę, jeigu kils neiškumų man parašyti, pasižiūrėti, nes ir šitas seminaras tarp 2 šalių bendruomeniai bus nemokamas, o kas nori tik tai šitą temą, gal neaktuali emigracija, tik tai online darbas, tai yra tokia simbolinė investicija 10 eurų ir galima prisijungti ir bus įrašas taip pat, tai kam nepavyksta, tad gal laikas netinka, aišku, labai kviečiam gyvai, nes tada galima individualiai paklausti ir pasiūlyti, taip pat galima iš anksto užduoti klausimą, kas nebus, kad mes aptartumėm seminare ir liks įrašas, tai ir antrą kartą pažiūrėti, ar jeigu nepavyks pasikeistų planai prisijungti, tai visom atsiųsim įrašą, kas dalyvaus. Tai gal tiek šiandieną, jeigu nebėra klausimų, labai ačiū, kad prisijungėt, kad išbuvot iki galo, ar ne, ir labai smagu, kad savo pietų pertraukėlę skiriat mums ir šitam pokalbiui. Tikrai ačiū Jums ir tikiuosi pasimatysime dar webinare.